Atidarom ir vėl chaosas grįžta čia. Taigi paskutiniai 3 epizodai teliko. Ir pirmasis pakelis, žiūrime, ką turim. Fantomo Knaitas, Gama. Ir mes kol kas nesam kažko jau labai baisiai įspūdingo ištraukusiam, taigi kažkuriuose šituose 3 epizoduose, manau, kažką galime patraukti. Atsižvelgiant į tai, kad gal brangiausia korta buvo užtraukta už 10 eurų, bet dabar, kiek žiūrėjau, tai kaina pakritusi yra. Ok, ir dar šiek tiek apie tas kainas apačioje, tai tos kainos yra, jos gali visą laiką svyruoti į viršų į apačią, tai aš jas metu tokias, kurios šiai dienai yra, jeigu parduočiau šitas kortas. Na, kurios ten buvo prieš savaitę ištrauktos, tai prieš savaitę tos kortos ir būtų parduotos, tai tokia kaina, gerai. Biškį atgrubanagis esu, tai nieko, bet kažko irgi labai įspūdingo neištraukėme. Ok, trečiasis pakelis, paskutinis. Ir čia galbūt mums nusišypso šiandieną sėkmė. Taigi žiūrime. Ok. Kažkoks ugninis arklys, ar kas čia? Blemba, kas čia šiandien darosi? Krenta kortos visos, ok, Secret Beastas vienas. Ir man panašu, kad nieko mes daugiau gero negausime. Taip, nieko gero. Nevykėlis.